kad įvyktų norimas pokytis gyvenime, pirmiausia turi būti ketinimas, kad aš noriu kitaip. Aš apsisprendžiu kitaip daryti, veikti, mąstyti, valytis. Nes jeigu ieškoma išorėje, kas galėtų man padėti, tai visada susidursime su tokia saviapgaulė, nes niekas už mus nieko nepadarys. Mums gali parodyti kur, bet nueiti ir pasiimti tai mes turėsime patys. Tai pirmiausia yra ketinimas, tada jau sekant tą ketinimą atsiranda toks vidinės jėgos pojūtis, kad aš galiu, aš noriu, aš renkuosi kitaip. Tada labai daug yra priemonių, informacijos, praktikų tą padaryti pačiam, keisti savo mąstymą, pamatyti, prajausti emocijas, paleisti. Mes viską galime patys. Ir lygiai taip pat, kadangi keisim vidų, tai reaguos mūsų kūnas ir kūną taip pat galima atpalaiduoti per masažus, per savimasažus, per judėjimą, per judesį, per viską galime patys. Tačiau, kai darome tai su pagalba, pavyzdžiui, kūno terapija, ji iš karto dirba keliais lygmenimis. Mes dirbam su emocijom, su energija, su kūnu ir rezultatas yra labai greitas. Užtenka keleto sesijų, kad žmogus išeitų į kitą lygmenį savijautos, savęs matymo, aiškumo. Tai tiesiog kūno terapija tai yra tas greitintuvas, kuris pagreitina procesą. Bet pirmiausia turi būti ketinimas. Ketinimas pasirinkti žaisti kitokį žaidimą, negu pavyzdžiui žaidėjai iki šiol ir tau jis nepatinka. Žaisti ne ligą, sveikatą. Ketinimą pasirinkti būti sveiku. Ir žinoti, kad aš tai galiu, nes aš taip renkuosi. Nes tik nuo manęs priklauso, kaip aš noriu jaustis. Tai yra to savo galios pajautimas, kad kaip aš pasakau, taip ir yra. Kaip aš nusprendžiu, taip man ir yra. Galiu pasidalinti vienu pavyzdžiu, kai kažkada, dar kai dirbau biure, vieną rytą ruošiausi darbą, turėjo būti kažkoks renginukas, užsidėjau aukštakulnius ir ryte pliaupė toks lietus ir žadėjo lyti visą dieną. Aš įsėdau su tais aukštakulniais į automobilį ir dabar galvoju, kaip man reikės per tą liūtį nueiti iki mašinos, nuo mašinos iki biuro. Taip, žinoma, su skėčiu, bet balos, šlapia, kokie tie aukštakulniai bus. Buvo vasara, šilta. Ir aš tiesiog pasakiau, kai aš eisiu nuo mašinos iki biuro, lietus nelis. Ir ką jūs savo galvoja, taip ir buvo. Aš atvažiavau ir būtent tuo momentu lietus nustojo. Ir aš ramiai nuėjau iki biuro, sausa, visiškai nesušlapus. Taigi viskas priklauso nuo to, kaip mes norime. Mes esam labai galingi ir visa tai, kas vyksta mūsų gyvenime, vadinasi, mes taip norime. Taigi ketinimas yra pirmiausia.